Prasideda mūsų kelionė. Jau pilna mašina, ne tik žmonių, bet ir daiktų. Ir pradėsim plaukimą už Vilniaus. Bandysim pasiekti bent jau Vilnių. Vilnių. O tai čia bandysim įsileisti? Aš manau, kad čia yra labai gerai mums. Upė žiūrė. Srauni. Agilį, bet čia naktį galim pasilikti. Tai čia per naktį pernakvojam. Labai gerai, žiūrėk, va, ir įsileis gerai. Ačiū, Nerijau. Tu geriausias. Padėkoti. Prašom. Tu geriausias. Išrinko vietą, Nerijus. O, iškrauta krūva daiktų. Viską talpinsim į Andriaus, o mes plauksim be nieko. Jo, jūs atsipalaidavino, mane viskon sukraukit. Taip. Bet eina savo, kiek čia reikės mums susikrauti. Na, bet gal pavyks. O, jau povėjai na balionėlį. Jisai neleidžia orą. Neleidžia, ne? Aš nežinau. Nes tavo jungtis tokia pat kaip man. Palauk, Dognas, o prisiput? Prisiputa. Va, palauk savo. O, kokį. O pakėlė, lengvė. Galiūn. Sver valtis 89 kg. Oi. Jeigu netu, tai ta valtis būtų nublankus. Kelionė prasideda. Tai tikėkimės įveiksim plaukimą, daug kilometrų. Turėjom 4 dienas, 3 naktis. Tai matysim, kas čia gausis. O, 3 valtis, tiksliau jachtas. Išbandysim, katra prasidors, katra ne, katra parplaukdins, katra paskundins. Matysim. Bet čia lieka alašmas nepradeda. Jo, reikia greičiau daiktai, čia susikraunam ir viniuojam laukiščių. Nežaidint tas telefonas. Nu, aš jau pasiruošęs. Prikrauta mona. Bet mano dar toliukai kažkur niekur nėra. Čia tai šviesa prikrauta, bekeik. Tu du mėgmą iš pasime? Aha. Ką? Aha. O kodėl? Minkščiau navai. Tai tau lepnas. Aš kažką operatyvę, mažą triusikui punčiakų prisidėjau. Kad ant tada daudas su šiukšlių maišas. Ne, tu papuosi, kad ten. Nu, daiktų krūvas, ne? A išgyvensim tas 3 naktis? Ką? Nežinau, Atsisveikina su žmonu. bet mes galim išgyventi. Bent jau taip mano mane. Ne, tai galim. O to konsa ką? Išgyvensi 3 naktis. Kaip sakai? A išgyvensi 3 naktis. Be ko? Be civilizacijos, be elektros. Titanikas Veins įsileido. Tai jau Titanic Sondras įsileis. Greičiau, nes aš tai jau išplauksiu čia be jūs. Ko, šio dabar podė prispaudė. Atrodo, iš šono labai mano valgys. Gera, atrodo, net neįsileidus ten tiek jau giliai. Grimzlė gera. Čia kaip ant pačio priekė. A tau net kojas nebitelp jau? Vidma toliai neišvažiau, gal skombinsiam tu jau? Liuks. Nežinau, aš kol kas jautaus saugiausia, nežinau kaip jūs. Saugi? Kaip insiubuoj. Eitu, na. Agirtai, jūs dar nepersigalvojo? Saka, nebeplaukam? Jum tai nors kojas kažkur susitilpo. Va. Nu, pas žmonės kojom irgi veitas nebe kažką. Guminuką Versace. Manai, čia ne. Kaip yra, kaip ta pultė gali. Netaranoja. Bet mane supa labai. Nu tai... Nu, kažkas negera, bet tai... Gera bus.
pas lapių varyti, taip apsirengęs. O, čia tavo tai išvesta. Gali net pagavę žuvį nusivalyti. Einu pažiūrėti, gal kartą čia ir apsistosiam ir išmėgosiam tam vaiduoklių pastatį. Nieko gero. Kažkosiam kitos atsmėgojimo. Vienas kažko užstrėga, žiūr, nebeišplau. Kas nutieka, išsileido jau? A jau kiaurus esi? Skėsti pakrontė. Kits irgi startavo į priekį. A tai patėmt. Išjūt šiaip netep. Sunkiai. O, jau vikuojasi išsitempis. Geresnės veitelės sustoti turbūt negalėjau rasti. Teisė, vėl per čia. Saulė išlinda, ne? Nu, va, nėra, kaip norėjai savo dainos metu pasiekėm centrą. Galėsim pasigrožėti vaizdas. Nu, va, įveikti strastels. Ir atsiprausėm. Nu, turėt stelcą, ką įveikti. Mes galim. Taip. Nu, gražus tas Vilnius. Gali mėgautis, džiaugtis. Nebloga gausis kelionė mums čia. Jeigu dar pasieksim ir Kauną, tai bus visai gera. Pasidžiaugsim ir Kauno vaizdą. Kaunas, manau, nebus prastesnis.
nori man nuskundinti, man atrodo. Žiūrėjom, iš tikrųjų. Reik nešti autas, kol da galiu. Imkit jo! Imkit jo! Auksą jie turi tau! Auksą jie turi! Paskundins tai jo. Imkit juos! Auksą! Raškučių! Išvengiam piratų. O bangavimą, kas sukėlė, oi, kapjūrų. Barza. Sau pavyko piratų išvengti. Gerai ir. Sakai, jau skrunduks reikalau naukų. Nu vo, tėls pasitieka mumis kaukdams. O jau priekyje matos televizijos bokštas. Meno kūrinėlis. Bunkeris. Čia jau 16, 19 ar 100 tėls nebesuskaičiausiu jau kelins. Atskaičiavot kas nors, kai gautų tiltų šinį pravarėm. Nu, dangus dar leido apie savį, žinot, kad gali būti debesėlių rimtesnių ir kritulių. Bet kol kas anei visi už nugaras. Bet ar mes paskui nepasisuksiam į tompos vėlą? Na. Nu, pasirinkom dešinį į krantą. O tu rinksies kietą? Nu, žiūrėsim, kas greičiau. Davė instiltėlis. Nu, jau artėjom to sušliupėmo veitėlis. Ten labai žiaubus patobulėti, išlipti. Ai, ton ten salą. Na ir mum po kairę buvo. Tai lipsiam dabar? Man atrodo salą. Nu, tai gerai, lipam. Pradėjo vėl aklyti. Tai banda išsipėlti vandens. Prikauptos. Vadarės. Aš tai nieko nepilsiu. Prilys dar ir išbėgs gal pat per viršų. O čia saugo kap kiaušinėlius viskon. Oi. O. Sukraus energijas. Aš skistos energijos jau pavartos. Kortus buvo. Bokšts. Nu šiandien daug kartų, man atrodo, sulysiam. Tik laik lys. Turbūt daug. Kas daug? Lys. Gerai, kad turėjom drabužį biškį. Turiu pačiam gailį susidėjęs visas palapinis. Ir ta tašė nėra labai atspari nuo vandens. Tai žiauriai tiklaus, kad nebus užšlapinta palapėnį perlijus. Eina savo. Vis dar lin. Vėl kap iš kėber. Mes kap grybuką. Tai marinam po medžių. Augam. Teletabis išėjo ieškoti saulėgražų. Teletabių valanda. Teletabis antras išeina imti simkių. Tik nedaryk tos tašys, Mona, prilys. Na. Dipsis rada saulėgražų. Ir išutukų rada. Į Afriką siuntinį supakaut šitą jau. Gali kažkur. Mona vargšį kiaurą šlapį. Nu kon, judėsim.
Nuveina jachtą, įleido, tu ką po antrą jachtą. Tai paleis, kas aš pristumsiu, jeigu on pabėgs. Ne, aš savo mano lengva yra. Lengva? Aš svarbiau, kad Žiūrėk, nepamesk siuntinį į Afriką. Nu judam. Nu čia vis tiek pranašau neglėtų iki pat kelių, ten sakė Vilmki 6. Nes šitaip galim iškimarinti iki pat ryt. Jau galvoju, kad bus apvirtiems. Vakarop saulė išlinda, vėjas sumažėja, laukam kapežerų. Bandom išgelbėti Veiną, mėgstinį jaudą šlapį, tai gal biški pradžiūs. Nes tų rūbų ne milijoną tai turim. O, šauniai, iki vakaro bus ne tik išdžiūvis, bet karštas, apsimausiu, galėsit mėgoti. Liuks. Wow, Golden State. Tiltėlis kaip Ameriko. Ką? Sakau, priekyje Magdax, gal varom cheeseburgerį pasiimti. O, plaukam, valon laiką, žiūram jau televizijos bokštvėlą. Matyt, atplaukėm iš kitos pusės, apsukom ratą. Po gerą čia Vilniau dar plaukiusiam vis savaitę, kur išplauksam iš to Vilniaus. Va, radom savo mėgojimą vietėlį. Ganėtina graži, tvarkinga. Ten savininką. Nepykas sakė, galite pasistatyti palapinius, tai pasimėgausi. Nu, ten. Kronsai nedėkingus, vienimą orą. Stato šitą savo palapinėkį. Kits dar nieko neveik linksminas ant tą. Kas? Linksminiai, sako. Taip. Nu, reikėt baidarys įtiem degal aukščiau. Daiktis stumpyti. Paspanų kvepinas. Sakė, lapšį vakar užtoks. Nu, apžiūrėkime mūsų buveinį. O. Ko labiausiai bijojau, kad sušlaps miegmaišis. Tai taip ir nutieko. Miegmaišiaus krašto yra šlapus. Nu, bet čia žinok, yra pagalvėlį yra. Gal vis iki šmygos gera. Na va, jau visi kūrėm. Pirmą naktis. Eisim valgyti kareivišką davinį, košis išsiversiam. Prie košis pasimsiam mane laipsnių. Ir eisim pasnausti, rytų ankstyvą kylam.
Ir bandysim beveik 100 kilų. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis. Nu čia jeigu nori pasikėpti kažko. Nu tai metaliukai, čia mūsų... Bet mums nereikės tik ten vandens, tik tą užfiliton šitą. Ir runsa pradėt šėlti. O ten paskiau, jeigu tu koncerų kažkaip nori pasišėlyti, man atrodo. Va, kaip čia vandenį. Na, Andrius atsineš savo. Nu jūs, kaip tikri lietuvės, skaitysit instrukcijai. Aš varysiu neskaits instrukcijai. Žiūrėsim, kaip gausis, ne? O, džemą, šokoladą, šaukštuką. Gerai, kur čia yra. Ton vis turbūt teks sutrinti dabar čia. Nu ir žiūrėsim, tada maišą. Tai pripilti vandens iki kažkokios tai linijos. Ba. Limited Pure Line. Yra lietuviška. Ir lietuviška. Vandens užpildo riba. Nu tai vis iki čia reikia pilti. Reikia atkiekti, nuplėšti. Taip, nuplėšėm. Įkišam ton savo burudėlį, ko nuvalgysim. Ir pripilti vandens. Kur ten būdė? 25 litrus vandens. Nu, Maža, ne? nu tai prašo. Nu tai tai įpilkim, kai graš. O kaip mes pamatuosim ten 5? Nu tai jeigu ten įpilsi 5 litras Tai daugiau. pusę 0,5, vat kas turi tą buteliuką vandens. 45 ml, tai ne, 450. 45, jo. A tu pilsi? Čierka. Realiai čierka. Davai, čia, arba tu įpilt, nes aš neįsipilt, kad čia. Gerai, ateina. Ir įpil. Taip. Viskas? Line, dar reikia biškį. Po aš čirk. Nu va, piliuk, Gerai. iki čia va, vandenį ir viskas. Vis, gerai. Pilk, iki čia to vandens. Kur? Va. Oi, jie tau kauškoita. O atsargiai, jo, padėta. Dar reikia, ne? Da, biskutį. Tai nedaug. Nu, reikia paguldyti turbūt. Jo, susukties B raidė ir padėti. Išplakt. Nu. Kokie čia laik, reikės laukti. 12 minučių. Man padėsi dabar su vandenį įsipilti. Nu, gerai. Lauk, kas ten toks turi būti apačioj? O, aš yra neįtelpa. Tai dar vieną. Pauk. Dar čiut viskas. Ir neapsimato, čia rūko, dūmo tiesiog ėja. Tau ten dabar pradės eiti dūmą. Tau eit dūmą. Ne. Net neišsipūj tau. Mums kol ant to žyda garon biškį. Išsipūdė karštą. O, tai tau, tie pronkas susproks. Nu, pirmą naktis įveikta. Visi jau jod. Sušalt, nesušalom, tik tavienis biškį apšala kojais. Ir viskas normali. A ne? Sigersim kavos, pavalgysim, pasideginsim ir bandysim plaukti toliau. Tai šiandien lauk daug kilometrų ir nusiteikę neveikti. Ir pasiekti Kauną gal netgi. Bet turbūt nepasieksim. A pasieksim? Ką, Kauną? Nu. Ne. O, pasiteikėm iš ryto gers. Bet gal vis dėlto kap nors. Va, pons, kiaušinienį darysia su lašinukas. Čia mes griaužiam mėsėlį paprastą, tas panaitis savo. Nusprendė kiaušinienį. Pasitiek. Kažkas irgi buvo pekras turis. Iš makaronų prasivėriau. Nu, numinių. Numiniai čia Nu, yra švieži tai. Nu, žiūrėsim, kas tu savo kiaušinienis. Nebus kliunkė iškritinda. Labai gerai atitaikyta druskos. A ne? Tiesiog nerealu. Matos iš karto, kad miltai naminiai. Nu, naminė makaroną, upis undau. Na. Super. A ne? Taip. O можно пустить dabar lėkti jaudą. Kau. Arba čia net nekau. Ne.
Belieka paskutinę daiktą. Užtrukom ilgą, kol susidėjom. Kaip saka, iškraut lengviau nei sukraut. Bet pradedam judėti toliau. O, nusiteikęs energinga. Prasitraukimai. O, kiek pavara? Visus? Na, bandysim judėti. Šiandien pranašom tik 2 valandą lietaus. Tai iki 2 turėjom nuplaukti. Iki puskelį kauno. Nu viskas, paliktam savo veitėlį. Pirmos naktais. Ir bandysim ieškoti kitų veitėlių. O, jau relaksavom kažkas, mėgaujas. Skysti turi? A, iškrėt? Nežinau, radau. Ne, tai čia iš mūsų kažką turi iškrėt. Tu turėjai skyščiaus. Tai čia tą, vyri. Dar neskubėk lėpti, gali būti giliai iš karto. Pirma auka. Guminis šlapus su kojai. Koja susmega. Nu, čia matą nukrontų vėl iš karto giliai. O kaip ten įdomu. Nu, bandykit, tu ten guminis jau įmerk. Lakirkikiem galiu lėpti drąsiai. Nu jo. Dabar galėsim deginti iš čia. Be nuotykių. Vos išlipau. Mes vėl pavalgėm konservų, o tam po nulio vėl prasta ir konservas, tai sakė, blynų išsikeps. Nu po nulį. Va. Ką iš čia? Pažiūrėsim pasakė. Nu, čia kažkoks tas tavo blyn. Dar negananam, tai kresnikų dasimuovi. Na va, restoraninį tipą patiekals. Gavos kapkugėlis su kresniukas. Na va, paliktam savo peitavimą veitėlį. Iškosiam naujų veitų. Nu va, sustojėms beveik 20 kg jau praplaukėm. Tai galvojom sustojom, nes kai kam nuleido šiknioką, reik prisipūsti. Kitam bornai išdžiūva. Kaip peleką nori sėdėti? Ai, pelekanam dar trūkst. Tai žiūrėsim, biškį pakimarinsim, plauksim toliau. Tai peleka uždėjai, bet vis dėlto peleka ims žemyn. Dėl ko imsi žemyn? Nežinau. Na va, uždėjom, bet tik uždėjom, o dabar reiks nuimti. Reikia pažiūrėti kaip telpa. Jo, tai ten peleks yra apačio, tai nusprendėm, kada nutrauko ant ir stumė ant įvundin, ant sulūš, ant tai jau dabar kažką puntau jau ten. Na taip, taip.
Nėra. O dar prisikrausiu svoris, tai ir išvis išlūš. Laukant pastebėjau, kad ten daug vandens vidovį. Bandysiu pradaryti sklendėlį ir pažiūrėti, gal kažkiek išbėgsiu. Jo, čia niek nebėga. Per žemą matyti įdą. Och, tai vėl. O! Ko pasileido. Tai daug, buvau pribėgėm. Ko gero pabūsim čia ilgiau, putas medžias. Nes vis labiau pradėt lyt. O antrą valandą su žaibą sakė, nebus. Kažkaip tai panašaus turėtų būti. Tai prakerpėsim čia. Pabūsim, pasilinksminsim. Palauksim gal zuikio ar lapio atbėgs. Žiūrėk, kėdutės galima atsinešti. Kėdutis, talioką, televizoriuką kimarinom. Anteik, čia ilgą užsikimarinom, kad nusprendėm, kad jau reikėtų ir pasidaryti čia pavalgyti. Tai pasišeldysim sriubų, pasilgsim šiltų vandens termosį, pavalgysim ir galėsim plaukti. Tik baiginė lytus, būsim viskom padarėn. Ir stipriai nesulyjen, pavalgėn ir energingi. Nu va, prakimarinom porą valandėlių, bet pavalgėm, atsigėrėm, nustoja visišką lyti. Nu ir dabar non-stop iki paskutinį savo sustojimą. O paskutinį sustojimą tikamės dar damošt kokį 20 km. Atėp? 30. Taip. 30 netgi kažką šau. Kas daugiau, kas daugiau? 32. Ne, šį realiai tiek turėtumėm padaryti. Nu tai liuks. Palaukam jau valandėlį laiką. Lašnu, nestipriai, bet pastovė lašnu. Niekur nerandam kur išlėpti, kad po kokį medžių paleisti. Nes visur status kraštą ir iš karto giliai. Mėgda toks ors. Ameiks nejam! Ameiks nejam! On stenėjišką savo dar veina lietpalčiaus. Vis dar lyn. Laukam šlapė. Bet gal reikia pasirodyti saulį. Arba bent jau mėnulis. Nu, galėtų bent jau svarbiausia nustoti lyti, kad reikės daiktus neštis. Arba pakautis, arba statyti tom palapėn. Naktį čia jo. Kad sausą galėtume įlysti tom palapėn ir bus šilta. Kaip nors išgyventi. Mažie, bet vis dar lyn. Tai ko gero aš netiep ir lysiu. Tai. Džiaugsimės gundinį. Ir iš viršaus, ir iš apačios. Turėjom papaulus užsimovint, vei nakmens ant to patį už paulį. Pavyko išgelbėti. Čia reikia dar vienas ir akmo. Vandeniliaus išsisėjom, tiek daug jau ir. Tempi dognanon. O veda semsiam. Pas mus gera? Nėrk. Gerai, pas mus. Ja. Čia sugalvoju biškiliai, lašiuką keliu iškrėta jau. Guminuką su šlapsak reikia ištraukti. Mundinį. Nu žiūrėsim, kon čia be ištrauksim. Mundinė grunti vis tiek darboja. Zvara visorons, tik nesustodams. Pailsėjom biškį. Reikalinga vėl pagalba. Aš siūlyčiau krėsti vundinį, paskui išlepti iš vandens. Radom vietėlį, kur galėjom atsikratyti šiukšlėm. Tai lipsiam išmesti. Nu, pažiūrėkime, ten bus dar tų šiukšlinių.
O, čia kažkoks. O, sako. Žina, kon? Nėra šiukšlėn. Ai, savo. Šiukšlės išsiveškite namo. Eik, tu savo. Šlepėms buvo žiaurus. Šlepėms bus dar turbūt žiauresnis aparent su šiukšlėm. Šmars. Grįžtu su šiukšlėm. Nes nėra šiukšlinių. Parašyt laiškas, išsinešti šiukšlės namo. Na. Tai nešu šiukšlis atgal. Siaubas. Nu va. Jau po tiltu. Ne už kalnų būsi vakarienė, aš galvoju. 10 kg dar kokį viskas. A ne, kažkas panašus. O, ką nugriaušt kalniuks. Labai daug vilčių dėdam, kad už to posūkiaus jau bus galimybė prisišvartauti ir praleisti naktį. Tai žiūrėsim, kas čia gausis. Vyra 8 ir jau nuplaukėm 45 km kažko. Tai tikrai būtų gera, kad čia už to posūkiaus būtų įdėlį vietėlį apsistoti. Nu, matysi. Vis dėlto nepaėjai mūsų svajonis. Nėra kur čia išlėpti. Tai dar turėtų būti už 6-7 km. Bet gal šį kartą nesuklysim, nes ir precikiau rodė, kad turėjom čia išlėpti. Bet neįmanoma niekaip išlėpti. Nes čia nei to pusė nieko nėra išlėpėma, nei to pusė nėra išlėpėma normalaus. O apie palapėnį statymą tai išvės patil. Tai bandysim dar turbūt plaukti 6 arba 8 km, gal tada rasim kažko. Dar vis neradom vytelis. Dar vis tebeiškom. Tai daugmaž draifuojam, plaukam pasroviau. Turbūt vis tai kažkokiai trasėm. Tai vis dėlto mūsų plans B, kur turėjom rasti stovyklavietį, irgi Google'e pažymėta, bet anos nėra. Tai gal lauksim ir iškosim kokių gerų žmonių. Gal įsileisi kokį sodybą. O, kažkas kažkon rada, aiškom. Toliau pasistatysim. O, atradom kažkokį privačią sodybėlį. Ką? Ir galvojam, liepti prašyti, kad leistų mums kažkur palapinis pasistatyti. Kas? Ar bandom miško toliau. Tai sakot, lipam? Bandom, pasižiūrėti. Nu, bandom. Žiūrėsim, kon sakys. Jo, nusprendėm plaukti toliau, nes labai sunkus užsinešėms. Keimi, tai mums tikrai ir neleis kažko dasinešti palapinių statytais. Čia neįmanom. Tai bandom ieškoti vėl kiemą gerą. Gal rasim priekidą. Plaukėm ir atplaukėm Kernavį. Dabar galvojam, kur čia išsilėpti. Arba paieškoti dar kokį nors Kernavės paplūdimį. Nu va, tai tau. Kernavės piliakalniai. Kur bus be laiptukų švelniai įsinešti, nes daiktų daug. Aš irgi siūliu čia pabandyti toliau. Jeigu kas par ir klausėm tus kelius metrus atgal. Vis dėlto nusprendėm išlėpti čia. Pasižiūrėsim iš viršaus. Nu tai dabar aš galvoju, kad tik tą pažiūrėti. Tam priekį leid droną. Tai gal matys arba vietinė, kur čia dar gali sustoti. Tai paklausim. Nu, ton droną kelnuotos pasakė, nieko čia nėra pripat. O daugiau paskui tom patys, kon pat žinojom, kad internete pažymėta. Bet neaišku, ten galima išlėpti. Iš šalto jau daros. Išplaukam, nes čia pasirodo Kernavės UNESCO saugom. Ir sakė, taip jums iš čia išgins. Tai bandom plaukti toliau.
Kaip jauteis? Gerai. Gerai, liuks. Nes jau čia ketvirt kart lipame vis blogą mum. O jau greit sutems visai. Tai radom dar internete atseit yra laužavietė. Jeigu ir ten to laužavietė neįs išlėpti kapčeką toik nesąmoningai ir padaryti, tai dar radom toliau, dar paplaukus yra baidarių leidimo ir išleidimo vieta. Tai ten jau tikra turėtų būti 99% išsinešti mums tas baidaris. Ir ten turbūt ir apsistosim. Niek teisė. Nu va, 10 valandą atplaukėm, radom savo, stovėjom vietėlį. 55 km. Iš daug kartų stojimų, iškojimų, kur išlėpti, bet pagaliau radom. Nu ir viskas, paskutinė patepimą. Užsikūrėm laužą. Suvalgysim po davinį. Susinešiojam aukščio baidaris. Jis palapienis jau pastatytas. Užkondam. Aptaram dienos įspūdžius. Įveikėm, jo, labai daug įveikėm, buvo ir daug išlipimų bereikalingų. Bet gali, kaip sako, rezultats geriausias, kad radom gerą veitą. Ir dabar jau einam valgyti. Labą dieną, jau išsigondom, galvojom, kas bus dabar jau. Suvalgys dabar pusryčiams. Nu, to šau kažką pasitikėjimus nekel. Žiūrėk, kažką nuo maisto valgo, tai nieko maistas. Ką panu nuginti? Ei, fu. Fu, eik iš čia, fu. Didelis, blem. Bėg, tau šeimininkas sakė ėti trobą. Kol nedausim dešaus, tol neatsikabins turbūt. Nu va, paskutinė patepimą. Komanda jau susiruošusi. Įsileidinėjom. Ir bandom plaukti. Paleiktam tvarkingą gražią. Jo, pirmutinis pradeda stafetį. Nu, tas bats, ką bats pats nenuskės tik tą. Dabar paleisim tave, ne? Aha. Gausi palaikyti tempą dabar. Okay. Na ir antras įsileidinė. Gal reikės puni truktelti, nežinau, dar jau pasižiūrėsim. Ir tas nuvarė. Nu iššoko aš 40-50 km šiandieną. Tai žiūrėsim, kad čia pavysim tikslą pasiekti ar ne. Va, ėlai. Nu, eiliuk. Jaunuoliau suvalgyti veina šokoladinį saldainį, teikia gavę energijos, kad nebembe pagauti. Tai turbūt saldainių nebedalinsim manam. Gana. Atplaukėm plaukėjančių tiltą. Tai čia tas senovinis keltoks, kur perkelį veina posti ir reikėtų posti. Nu, va tai tau. Bet tai nieko nėra čia. Arba gal su budelės jėt. Tas su dviratu gal važinėjęs. Pabandysiu apsimainyti baidarėm. Nėra pabandysiu mon paplauti, aš pabandysiu anu. Nes mon ta baidarė kaip tanks. Reikia čia garinti, kada nuspagauti. Noriu pažiūrėti, ar čia neteik stiprų ir ar čia nuvaltėlis į su varikliuku. Tai pažiūrėsim, kaip čia gausis tai. Nu, nesijot, kas sunkiau vyr. Ai, tu savo kojos nors ištiestos. Blemą tokį ilgą. Tai esi patoginis dabar esi. Nėra kas baidarį, skaitos dvivietį. Mažesnė, aš jau turiu kojytėm būti sulenkta, nes ten daiktą sukrauti. Nu ir bandysiu šiandien pasigauti. Pažiūrėsim, ar iš tikrųjų greičiau plauk, ar man tik atrodė. Nu bandyk, nežinau, aš bandžiau dasiginti sunkiai sekės, nors sakė, tipo nestartavo. Nu dabar pastartavo.
Nu išlėkia su jechtelį. Ta viską trumpesnį, dėl to turbūt ir valdoma lengviau. Bet... Gali būti, kad biškai lengviau valdom. Nu. O nu tu vis tiek dabar su paplaukia ir skirtoms. Jau tas, kad sunkiai valdo. Priekis labai ilgas. Nu žiūrėsim, tai jau trečią išbandysim kaptą. Ir dar pastebėjom, kad čia tuos baidaris yra balioną didesnį. Ir kaip ir klovai kliūn su ronka. Smons biškai balioną mažesnį, tai... Čia nekliūn. Nu pabandysiu batoną oranžinį. Tai dabar 4 kilus pavarysim. Įstosim. Čia tau skaitus 4 vietį. 3 vietį. 3 vietį. Nu pažiūrėsim. Palyginom ton. Tau 2 vietį, ne? Nu, man atrodo, kad ant plau greičiau, manevringesnį. Tik minusas, kad tai baronkas biš didesnis. Ronkas kliūn. Ir baisiai nepradorti. Mes vidus irgi pripučiams neįvelks, bet liuks. Pažiūrėsim kapta. Nu, čia sėdu ganytina plačia. Pripusti šoną netrokda. Plati, ilga. Tai jau vertinsim greitį. Bet šiaip tai nebloga. Pastebėjim. Pirma tai, kad yra siauresnė ir šiltesnė kojom medžiaga. Nu, manevringoms jautas kas nors. Bet ne, Tas pats, nes ilgis daug maž panašus. nepajutau tą. Pirmieji irklai. Grįžtiniai. Radom ko gerą pietavimą erdvėlį. Tai pavalgysim čia. Un tiltok. Vis dėlto nevalgysim ant lipteliaus. Iškosim ketvarveinis. Kodėl? Nežinau. Todėl, kad radom geresnį vietą valgymui. Oho, dar netgi gal ir išsimaudysim. Ar tokie patys nuomonės turėtoje irgi maudysties? Ne. Vien šauk ne, o antras? Ne. Galės sakyti bent galbūt. Nu, jeigu kas išsimaudys, vienas pats darys sezoną. Mes, Andriau, su tavim. Gerai. Jeigu kas traukit, jeigu surūdė nutent. Andriau, mes su tavimi moralį. Dėcinės filmuoji. Geras, koks miliuks. Bet šalts vanduo. Nu, normalus. Ta pupė tai iš vis super. Geras, minilis. Neša, ne? Aha. Gerai. Nu va, nusimaudžiau. Visiems pavyt sukėlą. Sakės maudyti įsikyti. Tai dabar tik tą biškį pavalgysim. Ant turiu bulbių košis ir kastinį kiaulieną. Irgi valga. Ir kits irgi pradeda valgyti. Tai visiems skanaus. Vis dar to persigalva ir niks neapsimaudys. Sak, per šalta. Tai pabuvau pavyzdžių, parodžiau, ką priek. Ir dabar viskas jau šokam į mūsų laivus ir varom toliau. Nu ir išjudam iš savo gražiuosius pietavimo veitėlius. Nu va, dar lieka mums apie 30 kg iki Jonavos, tai neaišku, ar daplauksim. 36 tiksliai. Nu tai va, žiūrėsim, gal nuplauksim tik 35 šiandien. Vakar skundėmės, kad biški šlapė, o šiandien karšta kaip pragarį. Tai kepam. A ne? Labai karšta, taip. Nu, išbandymame. Matom, kad artėja jau lietus, iš visų tų karščių prasidės šalčiai. Tai tingam lėpti tiksliau arba taupom laiką tiep, tai pradedam jau rengtis dabar. Ir valtį. Nu ir valtį. Tai dabar apsirengsim. Nepamiršk pasakyti, kad ir valgom. Įvalgom, įrengam, įsigeram ir tada jau varom vėl toliau. Nu va, eina, buvo karšta, o jau prasideda audra. Nu tai turbūt dabar atvesins mums čia visus. Lysam. Apčiukausias. Pakėlo toks didžiulis vėjas, kad neįmanom bent priešų plaukti. Stiprią lytą, bandysim pasislėpti po tau medžių ten. Siaubas.
Vienam nepasisekė, nedaplaukiau, ten pabandė pasislėpti, nes per stipriai plaukti. Nėra, kad dar ten biškį apsitompa. Po to mečiu čia nekon geriau, tas jas čia viskon priput. Na, bet to kon darys reikia laukti biškį, gal nurimt tas jas bent jau, nes neįmanom paplaukti. Oi. Čiaudra visai pakėlė. Gera pila, ne? Gera pila. Tam jau nebepavyks net dabar paplaukti, viskas. Oi, Nu, biškį nustoji. Čia naudojamės progą. Pasimam savo jachtas ir plaukam ieškoti artimiausią, geriausią vietą. Įlipam škartint stovyklaut, nes čia gali būti, kada vėl pradėti lyti. Ir vietą neaišku dabar rasiam. Tai dabar tik rondam, iš karto lipam. Artėjam, vis artėjam. Bet vietėlis išlėpti nerondam. Gal po to fabriką čia koks nors bus. Lygesnį vietą, kur galėtume apsistoti ir palapins pasistatyti. Nu, net prie gamyklas nėra vietėlių. Čia neįlipsiam, neišlipsiam. Tai praplauksim gamyklą. Ir ko gera kažkas tai ten priekyje bus. Nu, priartėjom tiltą. Tai netgi kerbu mums tokį mintis. Gal puteltų statyteis palapinis. Dėl to vilti žlung, nes čia tai krašta vis tiek ne kur išlėpti. Nu tai plauksim į Jonų centrį mėguosiam. A ne? Nesišneki? Tas apsimet, kas saugos valtės, o mumis visus barandukus porvinus ištrinti, paklausti, ar galim čia apsistoti. Tai jau žmonės pajaukinsi, kaip supratau. Plauksim dar į priekį, nes tenais yra baidarių centras ir ten greičiausiai galėsim įsikurti. Nes čia savininkų neradom, buvo mergaitis turbūt animatoris. Tai sakom, niekam tu neskombink, laukam toliau, pažiūrėsim pas baidarius leidimą vietą, gal kur baidaris, tai gal ir veitas biškį bus, kur mums sustoti. Nu, išjudam toliau. O tokį neblog veitėlį buvo. Kas da? Ne. Nu, ta mergėkė ten netoli to tiltą mums sakė, kad čia pripat yra tas baidarių centras, sak paplauksit biškėlį bus. Tai jau nuplaukėm tom biškėlį. Nuplauksim to kietą tiltą ir kur pasižiūrėsiu, jog to biškėlį net nesimatų baidarių centrą. Neįsivaizduoju, apie kokią čia baidarių centrą. Mastą pati. Bet mums nieko nebeliek, reikia plaukti toliau. Kur medėlis apsigyveno. Gražiai. Na va, gražu į tiltoką praplaukėm. Svarbiausia, kad į debesėlę dinga. Nors ten dar biškį. Na, niekur nesimato baidarių centrą. Nu tai čia gal tas vadinamas į senų baidarių centras. Bet čia nė šansų išlėpti. Ir čia tikrai centrį nieks neleis mums statyti palapinį. Vidury naktis atvažiuos ir išprašys, tai bus dar baisiau. Laukam toliau. Užtelt. O, bandom užtelt. Viskas įsikūrėm jau dabar Jonovo. Čia prie bažnyčių. Jokių tų baidarių centrų nieks nežino, kažkokį žmogų pakalbinėjom. Tai sak, statykit čia pas mūsų bendrijo tas palapinis. Ir galėsit čia apsistoti. Davė ir mums tokį laužavietį kažkur. Kai nedegin žulės, tai ir bandysim. Kaip čia gausis. Linksmiausia dalis. Išsikrau daiktus arba susikrau daiktus. Ir dar reikia paskubėti, nes artė lietus. Tai aš sakė irgi palapėnį pasistatau, šmutkis susimet, jeigu pradės lyti, bus rami galva. Nu va. Jau vėl blyna į trasą ein. Bulvės? Ai čia bulvių. Čia nebe blyna jau? Ne, bulvės. O, keptų bulvių. Mūsų stovyklavietė jau. Ten irgi kaip jau ir paruošta. Nu ir varysim valgyti. Sukėlą laukia toks didelis vės.
Dalindau į vidų užsivirti vandens, nes turim to vėjaus, tai nelabanai pašels. Taip jau išsiverdam vandens dar. Galėtumėm dasiverti kavos arbatos. Ir eisim vėl toliau. Laukia mus dar pabūti. Turiu tokį riklėlį, rendelius ir bandysim. Jau be 15-11, bet mūsų dar linksmybės nesibaigi. Užsikursiam laužą. Palauk, Jonavoje esam čia. Prie Jonavos centro. Jeigu neatvažiuos, Jei neišgins, tai pagalba ir per forus nerodys. parodysim mes tada. Nu, tai turbūt jau šiandien ateik. Pasišeldysiam dabiškį. Nu, ryts visai neblogas. Tai gaila, ką mes šitaip kažkaip gaunamės nuo tų medžių šešėlį. Viskas drėgna. Reiks bandyti gal nusinešti kur nors į saulį, kad greičiau viskas pradžiūtų. Kad galėtų susipakauti ir vyniuoti iš čia. Pasiekti Kauną. Nu va. Paskutinė patepimą. Ir išplaukam. Palikėm vėl viską gražiai, tvarkinga. Ir varom į Kauną. Ten gali, kaip matot, bandą apsirengti, nes jau šalta. Tai tikaus, kad įkrėsi vundin, tai filmuoju. A tu žadi krėsti vundin? Ką? Sakau, va žadi krėsti vundin? Ne. Nu tad stabdau filmavim. Nu va, pagaliau priplaukėm vietėlį, kur galim pavalgyti. Netgi mūsų ponulis valgys bulvių košį iš pakeliaus. Nežinau, kas čia buvo. Gal išmok turistauti jau. A ne, nėrk. Kartais žmogus keičiasi. Jo, geroj pas gera. Pilvuką pėlinį, išsipūtėn, jeigu įgavom, bandom plaukti toliau. Esam dabar nuplaukėn dar tik 10 kilų, dar lieka apie 30. Žiaurė sunkia plaukti, nes vis dėlto dar tas vės nesikeitė ir ves laik mums anom prieš. Reikia veikinėti. Bet įveiksim. Nu, pabandysim padreifuoti per ton vis bangin. Būt neapvers. Kaip gera. Gera neš. Na čia tik to ateikite buvo. To džiaugsmo. Ojej, ką maža. Nu, sustojom biškį pačilinti, nes jau eina savo, pavargom. Biškį gal čia ilgės norėjom. Saulė visai išlina. Kuo toliau, to sunkiau atrodo. Taip atrodo, bus taip lengviai veikiam, tai 30 kilą, bet dabar datą nuplaukėm tik 15, o jau per valandą. Sunki deinėlė. Bo, koks akmenėlis. Nemažas. Nėra, kai jau nulėk į priekį. Nu, reikėtų. Tai jau į galą įsimesiu, parsitemsiu. Nu, įspūdžia tų keletas kilometrų šiandieninių. Šiandieninių įspūdžių. Fantastika, prašvėjam. Plauk. Šiaurė, netiesiog neplaukam, atrodo, neš atgal. Nu, Aš sakau vieną, kad prieš vėją mes nepapūsim. posakį šitą, ne? Aha. Šiaurė. Protingi mūsų senoliai. Be šansų. Prieš vėją eiti. Nu, bet vis tiek, aš manau, kažką, ką būtų taip, vis tiek pasieksim tom Kauną. Ne, tai mušti padarysim, tai kitaip negali būti. 3 vyrai normalūs. Nu, liuks, kad dar to ir tokį džiaugsmą ir užsidegimą, nes man tai jau pradėjai pas Monicę irgi balsas girgždėti. Nuvėjaus mus. Bandom plaukti vėl.
kovot su vėjum. Tada likau, bet norėjau čičiut. Gal būsiu daug ir nebebūsiu. Bet kaip girdėjot, Kauno pateiksim, ką bebūtų tie. Minėjau, kad vies atseit norėjom. Ne, jeigu prieš jėgas visas ištaškytas jau per pirmutinis 2 dėjinus. Nesikryžda pačiu kilo. Nu, kaip tik lėkto, kun tik matėm pakilom, tai čia turbūt visiškai netoli Kauno. Tai išnaudosim progą pasidžiaugti lėkto kiliumi, suvalgysim keletą saulėgrąžų. Čiaubas. Kažkaip vis tiek šypsena jau pradėt lyst. Lyst pradėt? Nu, nu. Gera. Jeigu jau lėktuvą pamatėm, tai reiškia tikrai nelabai per toliausiai esam. Ne, da te pavalgau. Reikia atsigauti. Vies nemaži. Aš manau, kad tai mums belieka koks 15 km, aš manau, biškį mečiau akį per mepsą, nu maksimum 18. Bet taip sunkia, bei, prodveitų makalaujas. Stumi. Tu tas vies teik sustabda. Pariklovai kokį. Vos kilometrą jau nori stot pailsėti. Nu vo, jau ir perams tiltėlis. Tai beliks tik ta 2 tiltelė. Nu pasakok. 10 metrų arba 15 priplaukiam visi kartu ir po to dreifuojam, ką pirmiau įneš, viskas, tas butelis stata. Ir vsio. Ir bus labai sąžiningai. Kom per įneš. Nu gerai. Eina, plaukiam ten arčiau, kad nereikėtų ilgai laukti. Man tai atrodo kažkoks nesažiningas tos lenktynių, žiūrėk, nes muni palieka per vidurį, kad aš teisę plaukčiau, o nei nuvarė į šonus. Tai kaip čia, aš galiu laimėti, jūs man pasakykit. Tas išvies išvarė kietą kampą, tas vėl sustoja ant tą. Tai kaip čia gali. O. Man atrodo, gal labiau tu. Aš sunkiai, da pas mums daug krovinių prikrauta ir kurta. Nu, dabar priekis įlėm. Nu tai čia aišku, kad aš mun per vidurį palieka, nei. Manau, kad to. Na čia. Čia taip aš pralošiau. Palei neriaus taisyklis. Nu supratau. Antras dublis. Antram dublį matau, kas veržas į priekį, tas, kur labiausiai čia visai, kad nelaimės. Turit golsą kas nors? Ką? Golsą. Ne. Noriu, kad tu laimėtum. Jau matau, kas pralošinės. Jau galim sakyti, kad pralošė. Šiaip realiai jo, nes aš vis gerą dar. Priekiai Kauno pilis jau matos. Ir trečiasis tiltas. Mums jau ten visai nedaug beliks. Gal 3 km. Ir liksim laukti. Plauki savo link trečiojo tilto, paėm ir užstreg. Nebeišlep viroks, visks. Visks dabanam. Gauni, lėp, su batvinį su to guminį pasispėrit. Nes čia visiškai pripato tiltansą pasimuovi. Kažkokia nesąmonė. Nu, bet geriausia matau dabar pilį, jūs nematot. Nu, tai jau bus gražių vaizdų.
jau kirsim Nemuną. Nu va, ir kalnas pasiektas. Aha. Nu, ką pasisekė mum. Ir aš posivelnė. Bet dabar kažkur ten sakė, kažkoks įpūsodėmis, kur bandysim išlėkti. Nu, tikėkimės, kad jau šitą piną išlėkiuoju. Nežinau, ką pradžiai ir nespraidė, kad ravėtų liepti. Ar kažkoks paplūdinis. Kilometrą, bet vis tiek dar vies mums trukdo. Niekam nepasidaus. Bet tai mes nepasidaus. Nu, gal kartas netyčia radom išlipimą vėjus. Pažiūrėsim, ar su mašina gali privažiuoti ar ne. Gal tai lipam čia. Nu ir viskas, pakojamės, ardomės, lauksim atvažiaus mūsų pasiimti, tai išlipom mažųjų laivelį uosti. Ir kelionė mūsų baigta.